Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą, ačiū, kad prenumeruojat. Ačiū, kad spaudžiat patiktuką ir komentuojat ir kuo nudžiugins mūsų rytojus. Na dabar jau atidžiai traukiu 4 kortas, kad jos tikrai būtų 4, o ne 5. Nors, žinot, aš mėgstu paplepėt, bet kažkaip tokia tvarka turėtų ir likt. Ir pirmasis variantas gauna žvaigždę. Tai žvaigždė, tai svajonė, tai svajonių išsipildymas. Tai kada tos svajonės, kurias jau jūs turėjot, kurias jau taip aiškiai buvot suformulavę ir jau laukėt išsipildant, tai jos rytoj ir išsipildys. Tai tie jūsų ketinimai, tai tie jūsų norai, kurie eina tiesiai iš širdies, ne kokios nors primestos tendencijos ar kas nors ten iš pašalies priaiškinta, pridėta. Tai, ko jūs norit iš tikrųjų. Ir jeigu jūs tokią svajonę turėjot, tai jinai lygiai rytoj ir ims pildytis iš pat ryto, arba visiškai įsipildys. Arba jau žingsnelis bus į tą pusę. O jeigu jūs per kokią netyčia neturit svajonių, kažkaip užmiršot, bėgot, skubėjot, dirbot, uždirbot pinigus, metėt svorį, ten kažkokius kitokius darbus darėt, remontavot virtuvę ir pamiršot savo svajones, tai rytoj prisiminkit, būtinai prisiminkit, kur nors tyliai sustokit ir pasiklauskit savęs, ko jūs norėtumėt tokio, kas pradžiugintų jūsų širdį, kas jūsų gyvenimą prašviesintų ir padarytų šventiniu. Na, kas jūsų gyvenimą paverstų nuolatinę šventę. Tai gali iš karto ir jum atsakymas neateit, bet kai jūs jau tą klausimą užduosit, jis vis tiek po truputėlį aiškės. Tai va, kartoju, jeigu jūs svajonę turit, tai jinai rytoj ima pildytis. Jeigu jūs jos dar neturėjot, tai pasiklauskit savęs, ko norėtumėt, užsisakykit ir kada nors tai išsipildys. Jūs pradžiugins jau vien tai, kad jūs tą savo norą, jūs tą savo svajonę atradot. Taip, o antrasis variantas jau turi planą, jau taip aiškiai turi planą, kad viskas suplanuota ir visos sąmatos suskaičiuotos ir jau viskas tik tai imt ir veikt ir daryt tą, ką jūs numatę. Bet rytoj dar jūs to daryt nepradėsit, nes jūs dar pagalvosit, kad dar ne viskas, dar kažką norisi papildyt, pridėt, dar paskaičiuot, kažką nublizgint. Na, jau tas planas kaip ir aiškus, bet kaip ir dar per anksti žengti tą žingsnį. Bet jūs jau planą turit. Gal jūs tiesiog prieš žengdami, prieš jau darydami tą didelį darbą, tą didelį žygdarbį, dar truputėlį pailsėsit, atsikvėpsit ir tada jau darysit viską, ką numatę. Jūs jau jaučiat, kad jau tos energijos turit, kad jau jūs ir galėtumėt. Na tai ką jūs ten sumanę atlikt. Bet tarytum jūs tarp durų sustojat ir dar kažkokia mintis jum kirba. Na, rytoj ir paaiškės. Oi, puikioji monetų pentaklių karalienė. Tai turtinga, tai žavinga, tai miela ir šilta moteris, kuri moka valdyti visus savo resursus,
visus savo pinigus, visus savo turtus ir šiaip labai gražiai sutarė su savo visų pasauliu. Tai jūs rytoj atsidursit kailyje šitos karalienės ir pamatysit, kaip jūs puikiai tvarkotės su savo visais reikalais, su savo visais pinigais, visais resursais, turtais ir pamatysit, kokia jūsų širdis šilta ir kaip užtenka to viso gėrio, kurį jūs turit, dar ir pasidalinti su visais aplinkiniais. Jūs tiesiog traukėt prie savęs visus saviškius ir juos visai lepinat. Gal pietus pagaminat, gal pasišnekat su kiekvienu, gal kokio patarimo kas paprašo, gal ir kokio, aš nežinau, kokio nors konkretaus daikto ateina pas jūs pasiskolinti. Arba šiaip tiesiog pabūt kartu. Jūsų tokia ta meilė ir šiluma didelė, kad tiesiog prie jūsų renkasi jūsų žmonės savi ir gal ne visai savi. Vat visos šitos energijos ir atsigert. Jūs turit visko tiek daug, kad tai švyti, plieskia ir visaip kitaip puikiai matosi. Žinoma, kad tai džiugina ir kitus, ir jūs, ir tokį turtingą, energingą žmogų sutikt visada yra puiku. Ir rytoj tai jūs. Taip, o pasaulis 4 variantui sako, kad jūs jau žengėt į aukštesnį, į kitą lygį. Jūs vieną etapą sėkmingai užbaigėt ir dabar jums atsiskleidžia nauji horizontai, nauji planai, nauji tokie pasiekimai. Gal jūs karjeroj darot kokį žingsnį, gal jūs jau nutarėt kažką sau geresnio duot, gal kokį automobilį visiškai naują ar daug geresnį negu buvo įsigysit. Gal suplanuosit kelionę, čia ir labai kelionių korta, gal suplanuosit kokią nors jau kelionę tokią jau rimtą ir toliau, ir su daugiau tokio pažinimo. Ir šiaip naujų žvilgsnių pažvelgsit į savo pasaulį ir pamatysit, kad jis, kur kas platesnis negu jūs manėt. Jum atsiskleis pasaulis kitais lygiais, kitom spalvom. Jis bus dar gražesnis, dar geresnis, turtingesnis ir tai jūs nudžiugins būtinai neišvengiamai.